Sveiki, norėčiau pristatyti BB Smart Home gamybos imtuvą. Šis imtuvas yra ypatingas tuo, kad gali veikti keliose dažniuose, priimti įvairias koduotės, bet visų svarbiausia yra tai, kad šis imtuvas supranta jų pačių gaminamą pultelio kodą, kurio negali kopijuoti joks kitas pultelis, taigi taip lengvai pultelių kopijų nepasigaminsite. Šie imtuvai gali dirbti dviejose režimuose, atvirame, sakykime taip, ir uždarame. Ir šie režimai galbūt būtų skirti skirtingom situacijom ir skirtingiam namų savininkam. Pavyzdžiui, atviras režimas būtų labiau pravartus individualių namų savininkams, kai jie patys nori pasidaryti kopijas ganėtinai nesudėtingai, bet kad niekas kitas tų kopijų padaryti negalėtų, tik tai jie į savo pultelius. Taigi visų pirma reikėtų turėti master pultelį, kurį pririšime tiesiogiai prie imtuvo, o visi kiti pulteliai yra kopijuojami tik į avatar pultelius iš master pultelio. Taigi parodysiu, kaip dabar atrodo atviras režimas. Imtuve jungtis yra užtrumpintos abi. Visų pirma pririšime pirmąjį master pultelį prie imtuvo. Programavimo mygtuką paspaudžiame ir paspaudžiame pultelio mygtuką, kurį norime pririšti. Reikia luktelti šiek tiek ilgiau ir palaikyti mygtuką ilgiau, kol užsidegs visos lemputės. Patikrinkime, turėtų užsidegti LEDas, užsidega. Dabar nei vienas pultelis nedirba, patikrinkime. Tačiau nukopijavus, jie turėtų pradėti veikti nuo antrojo paspaudimo. Atliksime kopijavimą. Pirmą mygtuką laikysime nuspaudę ir 4 kartus paspausime antrą mygtuką. 1, 2, 3, 4. Dedame vienas prieš kitą. Ir lemputė sumirksi greitai, reiškia kodas priimtas, jį išsaugome pirmame mygtuke. Patikrinsime. Pirmas paspaudimas susipažįsta, antras paspaudimas jau puikiai atidaro. Ta patį pakartosime su antruoju pulteliu. 1, 2, 3, 4. Kodas priimtas, išsaugome. Pirmas paspaudimas susipažįsta, nuo antro paspaudimo jau vartai atsidaro. Taigi gero naudojimo.